Organizuoti šį renginį ir kaip šis renginys jūsų nuomonė pavyko? Mintis tai kilo mums turbūt keliems. Pirmiausiai aš pastebėjau, kad dalį svarbių labai rungtynių mes pralaimim todėl, kad neturim taikliai spardančių žmonių. Ir aš pasiūliau surengti taikliosios kojos konkursą. Tam, kaip čia pasakyti, paaukojau, paskyriau savo 1000 litų tam prizui ir iš karto atsirado daug norinčių ir rinktinės treneris Linas Naujalis pasiūlė, kad ta proga galbūt organizuoti žvaigždžių dieną. Na ir bendrom pastangom atsirado rėmėjų, kurie kitus prizus sugalvojo, techniškiausio, greičiausio žaidėjų, taip ir susidėstė graži šventė. Kodėl nebuvo panašus renginiai organizuojami anksčiau, nes tai buvo pirmoji žvaigždžių diena? Na, sunku ir pasakyti, kodėl. Tikriausiai, kad mes dabar jau išsikovojom geras pozicijas tarptautinėje arenoje, tikrai esam žinomi, turim savo žaidimo stilių, savo gerbėją ir, aišku, tai ir buvo turbūt viena iš priežasčių, o šventė, kaip mato, tikrai pavyko. Ar galima tikėtis, kad žvaigždžių diena taps tradicija ir tos žvaigždžių dienos bus rengiamos kasmet? Tai aš beveik nebejoju, kadangi jau kiti miestai pareiškė norą kitais metais praves šitą šventės pas save, tai tiek Šiauliai, tiek Vilnius, tiek Klaipėdiečiai masto. Tai žiūrėsim, kas pasiūlys geriausias sąlygas. Prezidentė, šiandieną vyko pirmoji žvaigždžių diena. Kaip galite vertinti šį renginį? Puikiai, vertinam puikiai. Turime pastebėjimų jau dabar, ką reikėtų tobulinti kitais metais, bet bendrai renginys pavyko. Treneriai pamatė naujus talentus, žiūrovai pamatė gerą kovą, taip kad esam patenkinti šią šventę. Šiandieną vyko žvaigždžių rungtynės tarp dviejų komandų ir viena komanda nugalėjo dideliu skirtumu, 30 taškų skirtumu. Kaip galima vertinti būtent tą vyrų kovą? Iš pat pradžių atrodė, kad sudarant komandas, kad kita komanda turėtų laimėti, bet apsivertė viskas aukštyn kojomis. Bet tai tas ir yra sporte, kad netikėtumai džiugina, o kitais metais vėlgi mokinsime, žiūrėsimės, galbūt kitais kriterijais sudarysime komandas. Taip kad sveikinam nugalėtojus. Jūs sakote, kitais metais ar galime teikti, kad žvaigždžių diena taps tradicija ir šie renginiai bus vykdomi pastoviai? Žinoma, tai tradicijas pradedam daryti jau nuo šiandien ir manom, kad tai turėtų būti kiekvienais metais šis renginys. Ar visi stipriausi šiuo metu ir Lietuvos regbininkai rungtyniavo vienoje arba kitoje komandoje? Ne, keletas yra traumuotų, keletas yra išvykę, kurie dar visai nesenai Lietuvoje žaidė, bet tą, ką pamatėme aikštėje, esam patenkinti tuo. Žiniasklaidoje buvo deklaruojama, kad tas mačas lems savotišką sprendimą formuojant Lietuvos rinktinę. Ar iš tiesų šiandieną galime daryti kažkokias išvadas tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjų atžvilgių ir kandidatų rinktinė atžvilgių? Taip. Toks tikslas ir buvo pamatyti žaidėjus prieš kovas už Lietuvos rinktinę. Pamatėm, geroj kovoj kaip tik dar atsiskleidžia geri žaidėjai. Todėl tas irgi pasteisino. Kokie artimiausi Lietuvos regbininkų šeimos planai, kas laukia dar šiame sezone Lietuvos regbio aistruolių? Taip, tai laukia kova dėl pirmosios vietos čempionate. Na, tas galbūt intrigo šioje vietoje mažiau, bet lapkričio 2 dieną laukia pirmosios rinktinės kovos su Malta ir paskui kelionė į Olandiją lapkričio 9 dieną. O kitame sezone turbūt vėl naujos mintis ir nauji planai ir naujas sezonas. Taip, kiti metai laukia daug labai iššūkių, planuojamės, tai yra jau peržiūrėjom jau šiandien, ką mes norim tobulinti, mūsų silpnesnės vietas, todėl labai daug dėmesio bus skiriama kitiem metam treneriam, patiem žaidėjam, naujiem talentam, naujom programom, todėl darbas tik prasideda. Šiandieną vyko draugiškas susitikimas, tačiau aikštėje matėme vyrė rimta kova ir kaip galite charakterizuoti tiek vienos, tiek kitos komandos žaidimą? Na, žaidimas labai buvo puikus, buvo žaidimas labai greitas, tiek kita komanda atakavo, rodė labai profesionalų žaidėjai gerą žaidimą
Tik tai šiai dienai matėsi rezultatas. Šiek tiek viena komanda buvo stipresnė, nes pavyko 100% įvykdyti visas užduotis. Ar įtakos turėjo tai, kad jūsų komandoje žaidė labiau patyrę žaidėjai ir taip pat buvo daugiau iš vienos komandos narių? Tai be abejo, tai turėjo didelį įtaką, nes sudarė didelį pagrindą Šiaulių komandų žaidėjų, kurie yra čempionatuose pirmose vietose. Bet į tai negalime atsižvelgti, anoj komandai buvo labai daug patyrusių žaidėjų, kurie žaidžia, sakykime, kitose klubuose, užsienio klubuose, bet šiai dienai mums pavyko galbūt, kad mes Lietuvoje žaidžiame, tai pasirodyti geriau ir geresnį regbį parodyti. Žvaigždžių dienose įprasta šou elementai ir nelabai rimta kova. Šiandieną mačiau, kad aikštelė likti vyrai kovojo labai rimtai. Na, regbyje niekada nebūna tokių šou elementų, kaip rodoma krepšinėje. Tai regbyje yra sudarymoji dalis, kai žmonės žaidžia iki galo, nuo pirmos minutės iki paskutinios minutės. Tai visada kova būna iki galo.